Tai gyvi, karočią, šviečiu aš kaip, nežinau kas, labai šviesus thumbnailas. Šiandien klausom OG Vergino, Lilas ir be nuomonės oficialus įžeidžiamasis audio. Okei. Karočią, vertinsim. Praeitą video klausiau pono Lilo ir nuomonės. Dabar klausysim OG Vergino versijos 8 minutės kem sekundžių, brač, nežinau, ar išsėdėsiu tiek. Jeigu bus labai blogai išjungsiu, jeigu ne, tai išklausysiu, gal prie telefo pasidėsiu biški. Tai prieš video paspauskit laiką, subscribe, karočią, biški per daug šviesos, kuris, negaliu, o tai va nebent. Paspauskit laiką, subscribe, pasiekit mane Instagram'e, mano Instagram'as aprašyme ir tiek žinių, karočią, šaunam į video, įdomu, apie ką čia, kas čia bus. Okei, ne į temą jau debilas pasakė. Pričom čia išėjo taip. Oho, kiek daug keikėsi, bičiulis. Įžeidė jį gerai, kad jisai jau ant tiek varo su keiksmažodžiais. Pažiūrim komentarus dar kol dainuojam, nes vis tiek turim daug laiko. OG pats įrodė, kad yra labūbų. Mokslai reikia ištirti šį atvejį, kaip 9 metų vyras gali turėti 13-mečias smegenis. Kaip visada apie nieką gangsteris. Bielka gal rašė tekstą. Nežinau, kai veikia šitie dalykai jūsų pasaulyje, bet paklausius abu gabalus labai jaučiu, kuris yra kūrėjas, o kuris niukas iš šalainių. Ką žinau, gal OG, blėt, išgėręs ten prie Maiko, nuėjo į studiją, šitas 8 minutės kem čia dėliot. Patas 8 minutės max, kad iš YouTube'o uždirb galėtų. Nes norint maksimum uždirbti iš YouTube reikia minimum 8 minutės, tada max gali išdirbti. Tai nežinau, dar adų nebuvo, bet pas mane adblokeris, tai gal čia su adais, tai gal žinai. Bent jau pakeltų šaibų, biški čia vis tiek keli šimtai štukų, tai bent 100 eurų įkristų, karočią. O įkrito. Bet
Karočią stumą baisiai, karočią. Okay. 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 Čia, karočią, kaip Kendrick Lamar su Drake, čia, kad type shit. Opa, užleido jų gabalą, biškį. Įkėlė screenshotą, tipo, audio version this, pavadinimas Labubu. Seniai jūs ant tiek old schoolas, seniai Labubu jau nebemadoj, seniai jūs pavėlavo, seniai 3 mėnesius rašė dainą. Okay. Pas man žinai, kiek įvyko per 3 mėnesius, aš jau pamiršau tos apdovanojimus, bet balvonas man. Okay. Ей, нахуй. Nežinau, tik toką gal paskrolint, kur čia dainuos reikia, man irgi tas 8 minutės išsėdėt kažkaip, bet nedaug liko jau melitais. O, dar 2 minutės kiam. Tipo, kuo ilgiau bazarinį, tuo geriau pakalbėti, po kaip čia veikia. Kodėl Lilas Rinominiai 3 minutės tilpo? 4. Ką iš čia stumo, kas gali man pasakyt, prašau? Jis dar litų laikais gyvena. Apie ką jis dainuoja? Okay. Aš tau sakau, aš ne iš Sankt Peterburgo, aš esu iš Kauno, seniai, aš esu Vilniui, seniai, kažko tau reikia, seniai, reikia tau kažko, seniai, tau tikrai nieko nereikia iš manęs. Grybai, duhai, Žinokit, nebegaliu, žinokit, tiesą sakant. Baigės daina. Tai jo. Tai tiek būtų iš manęs. Manau, aišku, kas laimėjo šitą distrekų betlą. Nežinau, kas ši betlas, ne betlas. Ir už Lilo Rinomį šį vietoj tikrai geriau jie, aiškiau apie ką, nes čia 8 minutės kem apie gyvenimą, apie fūras, apie verslą Vilnius Kaunas, kur, karočią, apie nieką. Keiksmažodžių daug, not family friendly. Tai tikiuosi jūs išbuvot šitą laiką, nes man tai buvo sunku, nežinau kodėl jūs tiek išbuvot patys, gal jums patinka, tiesiog šiaip ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim po 2 dienų. Kitas video jaučiu, jeigu viskas gerai bus. Maestro Karocija atsiuntė man atsiuntė dainų dar ne on release, tai paklausysim.
kartu karočią ir tiek žinių kol kas, jei turit šiaip kokių dainų esate atlikėjęs, rašykit man, aš žiauriai iškelsiu į viršų, tai tiek kol kas žinių, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam video po 2 dienų 10 val. Labą.